Po praeitos mūsų kelionės lagaminai prisipildė naujomis idėjomis, todėl laikas aptarti, kaip padėti svajonę įsipildyti. Kodėl reikėtų idėją įgyvendinti? Koks jai tinkamiausias kelias? Į šios klausimus atsakoma rengiant investicijų projektą. Juk investuojame ne kasdien, todėl investicijas planuoti turime atsakingai. Tik tada galime tikėtis sėkmės. Mano gyvenimo investicija, kuri labiausiai atsipirko, manyčiau, yra mokslai ir kalbos, nes galiu keliauti. Šiuo metu didelė dalis ES struktūrinės paramos lėšų skiriama visuomenės geroviai kurti. Vienas iš pavyzdžių – nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimo projektas. Jau dabar numatoma jo ilgalaikė nauda visuomeniai nekelia abejonių. Tos kryptis yra lazeriai šviesos technologijos. Tai yra viena, kur yra potencialas, kur yra ir mokslas, ir technologijos, labai daug įmonių ir jos yra pripažintos tarptautiniu mastu. Prietaisai, lazeriai yra Lietuvos, lazerininkų sukurti, yra plačiai naudojami, ypač mokslo. Antra kryptis yra medžiagoti ir nanotechnologijos. Tai yra, mes turime labai daug to potencialo ir žmogiškųjų resursų, bet idėja ta, kad infrastruktūros nėra. Užtikrintas žingsnis svajonės link kokybiškas investicijų projekto parengimas. Tai svarbi užduotis, norint tikslingai panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas. Viena buvo nieko nedaryti ir likti taip, kaip buvę, tai reiškia, kad mes niekur priekį nepajudėsim. Kita alternatyva iš tikrųjų buvo galima, daryti atskirai. Universitetas daro savo, atnaujina šiek tiek institutai, bet jie nesusijungia, jie nėra lokalizuoti vienoje vietoje. Tai iš esmės būtų žingsnis į priekį, bet iš esmės vargu ar tai būtų geras sprendimas. Trečioji alternatyva, kurią mes manėm, kurią mes pasirinkom, manom, kad greičiausiai reiktų lokalizuoti vienoje vietoje. Investicijų projekto kūrimas suburia visus tikinčius svajonę ir norinčius ją paversti realybę. Aišku, kad žinių reikia, tai yra viena. Antras dalykas, tikrai turbūt reikia, komanda turėtų pleventi kažkas tokio. Turi būti, kad tai būtų tikra, negalima daryti ant kažkokių neteisingų pamatų, nes viskas daroma ant tikrų pamatų, ant gero akmens, ne ant smėlio. Tai jeigu visa tai yra ir žmonės tiki tuo, ką daro, manau, kad čia yra žmoguje viskas, aš manau. Jeigu žmonės tiki tuo, ką daro, vis laik padaro. Tai su meilė reikia daryti, su azartu ir tada yra gerai. Tik gera komanda gali kokybiškai paruošti investicijų projektą. Ir tiek yra punktai tokie, naujumas, skirtumai ir taip toliau. Tai rašoma gana greitai šiaip. Mes mokslininkai turim rašyti greitai, nes tempas pasaulyje yra didelis, jeigu mes norim konkuruoti, čia kaip Formulė 1. Tik skirtumas yra tas, kad kai tu bėgi dideliu greičiu, tai tu Formulė 1 matai savo priešininką, o čia tu jo nematai. Ne tik tikslaus skaičiavimo, bet ir strateginio mąstymo reikalaujantis investicijų projekto rengimas padeda įvertinti kodėl, kaip ir ar tikrai verta investuoti. Investicinio projekto rengimas iš esmės toks kūrybinis procesas, kartu jis labai atsakingas, kadangi turime prognozuoti ateitį į ilgalaikėje perspektyvoje. Jeigu šiandien galvojame, kad ligoninę visą verta rekonstruoti, tai nebūtinai taip galvosime paskaičiavę, kiekgi gyventojų liks rajone, kuomet už 10 ar 15 metų. Rengiant investicijų projektą, svarbiausias žingsnis – palyginti sąnaudas, kurių reikia investicijoms atlikti, ir naudą, kurią šios investicijos sukurs. Dėl to finansiniu bei socialiniu ekonominiu aspektu turime palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvas. Iš Vilniaus į Kauną nuvažiuoti yra daug kelių, taip ir investicija turi atrasti savo kelią. Turime atrasti, kokiu efektyviausiu būdu turime išleisti struktūrinių fondų lėšas, Lietuvos biudžeto lėšas ir kokiu būdu turime sukurti tą rezultatą. Todėl pirmiausiai lyginame kelias alternatyvas. Galbūt vertingiau yra rekonstruoti seną pastatą, negu pastatyti naują, kitoje miesto dalyje. Galbūt vertingiau yra kartu įkurti kelias įstaigas negu vieną. Žinoma, ateities prognozės neatsiejamos ir nuo galimybių. Pats projektas žodis, jisai reiškia, kad mes einame ateities link ir bandome atspėti ateitį. Todėl natūralu, kad rizikos egzistuoja, nes turime savo pasakyti, kad jeigu ir atsitiks vienos ar kitos rizikos, mes žinome, kaip ją suvaldysime. Mes žinome, kaip vis dėlto mes net ir pasireiškus rizikom pasieksime projekto rezultatus. Pasieksime projekto tikslus ir galėsime sakyti, kad sunkiai arba lengvai tuo keliu nuėjome.
Optimizmo linkėdamas kviečiu sklęsti žemyn, tūpti ir jau visai netrukus susitikti čia pat kitoje mūsų stotelėje, kurioje aptarsime, kaip gražių idėjų vedami įgyvendinsime savo tikslus, kad jie būtų pasiekti būtent taip, kaip mes svajojame. O dabar iki pasimatymo, jūsų bendrakeleivis.